Sveiki! Šiame vaizdelį išpakuosime 3 lietuviškus mergaitiškus žurnaliukus. Ponių šalies merginos, mažieji poniai ir Barbė. Pradėsime nuo ponių šalies merginų. Ant žurnalo priekio didelis skraidukės portretas. Ir dar yra priedas. Čia parašyta, kad tai 4 žiedai. Kokie šaunūs! Pirmasis širdutės formos ir ant jo užrašyta Rainbow Rocks. Antrasis žiedas drugelis. Trečiasis pasagėlės formos ir puoštas serialo inicialais. O ketvirtasis vėl širdutės formos ir ant jo jau užrašyta Pony Power arba lietuviškai ponių jėga. Ir pats žurnalas. Ant viršelio užrašyta, kad žurnalo tema pasiruošimas mokykliniam pokyliui. Turėtų būti labai įdomu. Detaliai visko neskaitysiu, tik praversiu, o jei jums bus įdomu, tai galėsite nusipirkti ir paskaityti pačios. Taigi, vidinėme viršelėje parašyta: Sveikos, greitai mokykloje prasidės pokylis, o mes dar nebaigėme jam pasiruošti. Ar spėsime laiku viską užbaigti? Padėkite mums! Kaip įdomu! Pirmajame puslapyje deimantukės ir rausvutės plakatas. Plakatai man labai patinka ir rausvutė mano mylimiausia veikėja. Super! Toliau komiksas pasakojimas pavadinimu Didžioji diena. Kiek veiksmo! Laukiu nesulaukiu, kol galėsiu paskaityti. Toliau galvosūkis. Dar vienas plakatas. Iš vienos pusės visos Ekvestrijos merginos, o kitoje skraidukė. Kokia ji graži! Išsiplėšiu ir pasikabinsiu ant sienos. Toliau dar galvosūkių. Super! Laiko nuobodžiauti tikrai nebus. Ir užduotėlė, kurioje reikia suderinti sukneles su prie jų derančiais batais. Patiks visoms, kurios mėgsta madą. O kas čia? Oho, net 3 galvosūkiai viename. Dėlionė ir surask 10 skirtumų. Bei ant galinio viršelio obuoliukės plakatas. Toliau mažieji poniai. Koks didelis priedas. Kas čia? Panašu į štampukus. Reikia greičiau išpakuoti. Kas gali būti geriau už štampukus su visomis poniukėmis? Taip, aš buvau teisi. Pirmasis štampukas su žirute. O viduje jos likimo žymelė. Kaip šauniai sugalvota. Toliau rausvutė. Ir jos likimo žymelė balionėliai. Vaivorykštė. Debesėlis su vaivorykšte. Obuoliukė. Koks mielas obuolys. Ir skraidukė. Bei jos likimo žymelė drugelis. Super. Ir pats žurnalas. Ant žurnalo viršelio greitukė. Kokia ji miela. Vidinėme viršelėje princesės Saulutės plakatas. O pirmajame puslapyje yra žinutė nuo skraidukės. Taip pat čia galima susipažinti su kiekvienu poniu. Prie kiekvieno ponio parašytas jo vardas ir nupiešta likimo žymelė. Labai pravartu. Toliau seka pasakojimas ponių gale. Atrodo labai įdomu. Toliau spalvinimas. Kaip mėgstu spalvinti? Užduotėlė. Reikia suskaičiuoti margučius pintinėlėse.
Velykinis skraidukės plakatas. Kaip miela. Jis su kiškučio ausimis. Ir koks mielas kiškelis, nu negaliu. Dar daug šaunių užduotėlių. Šiuos paveikslėlius galima išsikirpti ir jais papuošti savo kambarį. Ir vėl spalvinimas. Reikia šį kiaušinį nuspalvinti linksmomis spalvomis. Dar užduotėlių. Ir čia parašyta, kad kitame žurnale bus pridėta greitukės figūrėlė. Negaliu patikėti. Bei rausvutės plakatas. Toliau Barbė. Koks įdomus priedas. Parašyta, kad čia mobiliukas su slaptu skyreliu. Pakuojam, greičiau pakuojam. Ant priekio Barbė stipruolė princesė. Kaip ją atidaryti? Palaukit. Radau raktelį. Tada! Čia galima laikyti visas savo brangenybės ir nieks neras. Taip pat rinkinėje buvo pridėta rožinių popieriaus lapelių įrašyti paslaptims, 2 stipruolės princesės lipdukai ir rašiklis. Bei pats žurnaliukas. Barbė su gimtadienio karūna ir net jos šuniukas pasipuošęs kepurėlė. Tikriausiai švenčia gimtadienį. Pirmajame puslapyje yra žinutė nuo Barbės. Miela draugė, šį mėnesį švenčiu savo gimtadienį, vadinasi ruošos turėsiu per akis. Be to vaidinsiu superheroję, tad kartu su manimi galėsi persekioti nusikaltėlius. Sėkmės! Atspėjau! Atrodo, bus labai įdomus žurnalas. O, užduotėlės. Panašu, kad reikia padėti Barbiui pasiruošti gimtadieniui. Toliau, spalvinimas. Reikia nuspalvinti šį didelį pyragaičių bokštą. Iš čia galime išsikirpti ir susiklijuoti dovanų dėžutę, kuri atrodo kaip torto gabaliukas. Dar užduotėlių. Istorija arba ištrauka iš Barbės dienoraščio. Dar užduotėlė. Plakatas. Vienoje pusėje Barbė per savo gimtadienį, o kitoje Barbė stipruolė princesė skrenda į pagalbą. Toliau galima paskaitinėti apie naują Barbės filmą, paspalvinti ir paspręsti dar galvosūkių. O, čia reikia padėti Barbiai rasti kelią iki kačiuko. Mėgstu tokias užduotis. Spalvinimas. Ir dar vienas Barbės stipruolės plakatas. Kaip gražiai jį čia atrodo. Liuks. Šiandien tiek. Jei jums patiko ir norėtumėte pamatyti daugiau tokių vaizdelių, nepamirškite paspausti like. Bei apačioje parašykite, kuri iš dovanėlių jums pasirodė šauniausia. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki. Čia galite matyti kitus vaikų kanalo vaizdelius.